Tikrai labai geras pasirinkimas, jeigu norit užkasti tos gatvėj picos gabaliuką. Aišku, nesitikėkit čia gauti už tą $1.50, nebent ta pica ir ten bus paplotėlis su sūrio gabaliuko. O šiaip tai labai normalios kainos. Vienas normalus gabalėlis gaunasi apie $4. Ir kai mes su operatorė daug nevalgom, tai dviese net pasidalinam jį. Taigi, pietų ar vakarienės noriu pakviesti į Chelsea Market. Tai turgavietės tipo restoranų mišinys, kuriame kiekvienas gali susirasti, ko nori. Veikia apie 30 restoranų, nuo buritos iki jūros blogybių, omarų, aštunkojų mėgėjų. Tai tikrai verta, viena iš vietų pavalgyti. O mes atėjom, bandysim gauti omaro sumuštinį. Nes nesu didelis mėgėjas omaro, bet labai geri atsiliepimai dėl jų sumuštinių. Taigi kviečiame paskanauti kartu. Įdomu, kad pastatas rekonstruotas iš buvusios Orijos sausainių gamyklos. Bet viskas labai tikrai įdomiai padaryta. Ir ne vien maisto produktai, bet yra ir drabužių, kam domina. Bet o mes atvykome dėl šitos Lobster Place Seafood and Home. Ko gero, jau tikrai geras šviežias tunas, nes ir kaina tokia už kelis gabaliukus nemaža. Tikrai didelis pasirinkimas, ne vien omaro sumuštinė, bet ir įvairių žuvies patiekalų. Taigi visi jūros gėrybių mėgėjai tikrai nenusivils. Visa instrukcija, kaip reikia valgyti omarą. Tikrai viskas labai šviežiai atrodo. Nebejuda, bet tikrai viskas paruošiama gyvai vietoje. Na ir kainos. Alus. Taigi, dydis tai jau tikrai labai nedidelis. Su tikrais omaro gabaliukais ir $38 už tokį mažiuką. Pirštinės, kad būtų šiek tiek hygieniškiau. Ir operatorė parodys, kaip reikia atsikasti. Ne. Ja. Nu ir kaip, verta? Labai gerai. Tikrai čia yra pilna mėsos. Taigi, skanaus. Sočiai pavalgius iš karto išėjus, einame į sekantį įdomų New Yorko objektą. Tai iš buvusios antžeminės metro linijos padarytas pasivaikščiojimų dviračių takas. Ten viršuje matome. Nematome, neleidžia prizuminti kažkodėl. Žmonės vaikšto ir atsiveria labai gražios panoramos iš viršaus į gatves. Ir šiaip sukurta tokia žalia oazė. Taigi visiškai prie pat laiptai į viršų. Toks įdomus jausmas pasivaikščioti buvusią metro trasą. Tikrai įdomi mini parkas ant bėgių padaryta. Žmonės turi kur išeiti ir pasivaikščioti pietų metu. Nes jeigu didžioji dalis aplink dirba ofisuose, tai tikrai reikia pajudėti. Taigi, mūsų pasivaikščiojančio aukšto parko gale Vesel architektūrinė skulptūra, ar kaip ją pavadinti. Buvo sklidusios kalbos, kad ji vėl buvo atidaryta, bus atidaryta žmonėm užlipti iki pat viršaus, bet dėja
nes pastatyta 2019 metais tikrai džiugina žmonės, galėdavo užlipti ir pažvelgti į Hudson upę, bet kai žmonės pradėdavo žudytis, šokinėti nuo jos ir vietinė valdžia nusprendė ją uždaryti. Labai rekomenduoju, aišku, jeigu laikas ir galimybė leidžia, kad atvykti ant Bruklino tilto tiek dieną ir tiek vakare jau sutemus. Ir pradėti eiti iš Bruklino pusės, ne iš Manhatano, nes tada atsiveria žymiai įspūdingesnė panorama. Ypač vakare, kai visuose dangoraižiuose įsijungia šviesos, po apačią važiuoja automobiliai. Tikrai toks įdomus vaizdas. Čia turbūt arčiausiai Bruklino tilto esantis daugiabutis ir žmonės kasdien turi tokį vaizdą pro savo langą. Bet aišku, šurmulys ir garsas tikrai yra ne iš pačių maloniausių, bet priprantama. Tik sutemsta ir danguje pilna lempučių, tai malūnsparniais vykdomi turai. Įmanoma pasižiūrėti dangoraižių panoramą iš dangaus ir visur pilna tų švieselių.